Reguliarus padangų slėgio tikrinimas yra naudingas tiek saugumui, tiek pinigų taupymui. Daugelis eismo įvykių nutinka dėl nepakankamai pripūstų padangų. Jei slėgio netikrinate kas mėnesį, metas pradėti. Sutaupysite pinigų ir pasirūpinsite savo bei kitų saugumu. Taip pat svarbu žinoti, kad padangų slėgis matuojamas barais, nustatomas pagal jūsų transporto priemonės dydį ir svorį. Visada vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis, kurias rasite automobilio instrukcijoje, kuro bako dangtelio vidinėje pusėje arba ant vairuotojo durelių statramsčio. Kaip patikrinti padangų slėgį? Naudokite manometrą. Patikimą prietaisą galite įsigyti automobilių prekių parduotuvėje arba pasinaudoti esančių degalinėje. Tikrinti rekomenduojama, kai padangos yra šaltos, nes temperatūra veikia slėgį. Vasarą jis gali padidėti, o žiemą sumažėti. Išmatuokite ir prireikus pakoreguokite. Nuimkite vožtuvo dangtelį. Tvirtai prispauskite manometrą ir patikrinkite rodmenis. Jei slėgis per didelis, išleiskite šiek tiek oro. Jei per mažas, pripūskite oro kompresoriumi. Continental padangų slėgio stebėjimo sistema TPMS įspėja, kai slėgis yra per mažas. Taip padedama sumažinti degalų sąnaudas ir pagerinti automobilio eksploatacinės savybės. Vis dėlto, rankinis patikrinimas kas 2-4 savaitės išlieka būtinas. Nauda: didesnis saugumas kelyje, mažesnės degalų sąnaudos, ilgesnis padangų tarnavimo laikas, geresnis automobilio valdymas ir našumas. Norėdami sulaukti profesionalios pagalbos ar patarimo, kreipkitės į mus.